fotografuoju nuo mokyklos laikų, gal 83 metais pradėjau. Tai jau tikrai daug, beveik 40. Foto mano kelionė prasidėjo, kai mama nupirko man 13-mečių berniukui mano svajonę fotoaparatą Vilija, kurio aš labai norėjau. Ir nuo to laiko aš po truputį, kaip ne po truputį, bet labai įnikau, labai domėjausi, labai lankiau netgi būrelį, ten ryškinimai, nuotraukų darymai ir namuose ir visur kitur, žodžiu. Nuo to laiko tiesiog tas kelias ir prasidėjo į priekį. Menu savo fotografijas aš gal nepavadinčiau. Aš tai pavadinčiau kūrybinę fotografiją. Ir ta kūrybinė fotografija gal prasidėjo labiau, aš visada mėgdavau fotografuoti savo archyvą ir dar kažkam, bet pagrindė, turbūt, kai atsirado internetai, Facebookai, sakykime, tie vadinami visokie socialiniai tinklai, kai tos nuotraukos, kurias fotografuodavau, galėjau prasme atsispindėdamas žmonėms, kad sugebėjau parodyti jas kažkam, tai man nuo to laiko prasidėjo toks labiau kūrybiškas darbas. Pradėjau ieškoti, atrasti. Aišku, prieš tai matydavau daug, bet tiesiog nuotraukų nebuvo padėti. Po 11 metų aš save įsivaizduoju maždaug, kad ir toliau fotografuoju. Galbūt kažkokias parodėlės dar darau, gal kažkokią knygelę norėčiau išleisti, gal dar kažką, nežinau. Čia fantazijų yra daug, bet svarbiausia, norėčiau fotografuoti ir toliau. Jaunimui aš norėčiau pasiūlyti, jeigu jau tikrai domitės fotografija, tai siekite, ieškokite, tobulėkite, negalvokite, kad viską mokate, viską išfotografavote. Tai toks kelias kažkur nuves fotografiją jūs į kažkokius rezultatus.